princas Andrew, būdamas jaunas, prieš 20-30 metų ateina į slaptą tarnybą ir sako, žmogaus, sakė, tu toks fainas, toks geras, toks patikimas, sako, taip, sako, tau reikia išgelbėti valstybę. Sako, taip, aš padarysiu viską vardan valstybės, viską, kad mano brolis būtų geras karalius. Sako, kadangi brolis yra nevykėlis, tau reikia būti labai nevykusiu, kad žmonės mylėtų tavo brolį. Dar labiau. Jis pasiėmė tokį failą, sako, tikrai bendrauti su pedofilu? Taip sakė. Ir taip sakė. Gerai, suprantu, sakė, aš pasiaukosiu vardan pasaulio. Nors reikia paminėti, kad karalius Čarlzas puikiai pasirodė. Ta prasme, nuostabi. Bet čia dėl to, kad brolis nevykėlis. Taip, iš principo. Terminalas. Labą dieną, sveiki atvykę į Terminalo šou. Terminalo šou. Štai Jonas, štai Andrius, aš esu Mykolas. Labą dieną visi gerbiami žiūrovai. Malonu jūs matyti. Kadangi mūsų operatorius, produceris ir tėvas ir mama užgėrė pirmadienį, tai pirmadienį laidos nepadarėme. Nes jie važiavo kažkur tai linksmintis, plaukti baidarėmis. Mūsų nepasiėmė. Labai gerai, kad mūsų nepasiėmė. Gerai, kad mūsų nepasiėmė. Labai sveikas dalyvavę baidarių baliui, kada nors. Yra iškipimas. Aš atsimenu, kaip pradėjom baidarių balių. Kiekviena baidarių balius laika būna tie bičiai, kur iškrenta iš baidarės ir ten kažkaip prigeria, pameta telefoną, paskęsta, tada gisa didelė drama, ten kažkas ieško telefono, ten kažkima pozicija. Visa operacija, kurios metu yra gelbėjamas kito telefonas. Labai Kai Mindaugo telefonas yra išgelbėjimas, tada paaiškėja, kad kažkas per laiką baisiai prisigėrė ir nebegali dalyvauti likusiai dalykų, kurios įeina šašlykų grillinimas ir motyvacinė vadovo kalba. Tai toks labai reiškiasi, labai pažįstamas dalykas. Kolegos, mes šiandien norim pakalbėti su jumis apie Jungtinės karalystę. Ne apie Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinė karalystė pasižymėjo įvairiais dalykais. Pirmas dalykas, didžiausias įvykis mano gyvenimas Jungtinė karalystė pastaruoju metu, kad ten atsirado SNL'as UK, kuris yra genialus. Kitaip tariant, SNL humoras yra specifinis. Jeigu amerikietiško priprasti reikia labiau, angliškas humoras yra, britiškas humoras yra šiek tiek kitoksai. Ten yra susietas britiškas humoras su, vadinkim, tuo fiziškumu ir tą absurdo komediją, kurio garsėja SNL'as Amerikoje. Bet tai yra brutalus serialas, brutali komedija, kurie brutaliai tyčiojimas iš Kiro Starberio. Paskutinėme epizode Kiras Starberis, apie ką mes ir kalbėsime, trumpai pasakoju, Kiras Starberis yra iš tyčiojimas tai brutaliai, kad, kai, Trumpas sako, iš manęs tyčiojasi, arba Trump derangement syndrome, tai ten yra ne Starber derangement syndrome, ten yra koks nors Starberio paniekinimas, spardymo kojomis ir šlapinimo sindromas iš Starberio. Ta prasme, Starberis yra pastovus dalyvis. Paskutinį kartą princui Čarlzui su Kamila grįžtant iš Amerikos, pasakant puikią kalbą ir priminus amerikiečiams apie demokratiją, Kiras Starberis užgrobė lėktuvą, sakydamas, kad aš pasižiūrėjau mūsų seną labai kodeksą ir jeigu karaliaus nėra šalyje, negalima atleisti premjerministro, sakė Kiras Starberis. O tada atbėgo tokia Angela taip pat yra žymi politikos veikėja, buvusi Kiro Starberio vyriausybės narė. Angela pribušęs Kiras Starberį, sakė, dabar prašom irgi, žiūrėjau, ten vyko maždaug tokia drama. Kiras Starberis turi juododį tokį patarėją berniuką ir Kiras Starberis kartais skambina į Baltuosius rūmus. Šitai apskambina Baltieji rūmai, sako, aš negaliu su kalbėti, aš bijau, aš noriu būti tiesiog geras žmogus, aš negaliu nieko pasakyti Donaldai. Ir dar jisai turi vieną žmogų, kuris yra Kiro Starberio vienintelis jaunuolis balsavęs už Kiro Starberį. Yra toksai asmuo. Nes jo tėvai dirba naftos industrijai ir panašiai. Tai trumpai tariant, bet apie tai bus kalba, kaip nutiko, kad Kiras Starberis, ramus, išlaikytas teisininkas, toksai kompetitingas, vadinkim taip, Lietuvoje mes šitą tipažą socialdemokratų pažįstam. Ne dabar, aišku, bet buvo toks tipažas. Socialdemokratų tipažas, toksai raudonas, geras, patikimas, reiškiasi, su partiniu bilietu esantis pilietis, kuris sėkmingai dirba, koks nors ten teisėjauja, profsąjungose dirba, kažką daro ir veikia panašiai. Ir tas pilietis, jisai, reiškiasi, dabar ateina ir jisai dabar tampa to prieš metus, turbūt daugiau negu metus, šiek tiek tampa vadovu. Ir jis tampa vadovu ir jo populiarumas yra tragiškai nukritęs. Neįtikėtina. Ta prasme, tragiškai nukritęs, žmogus yra absoliučiai nemylimas, jis yra šaipamas, įtyčiojamas, nuolatos kalbama apie, kad jie atleis iš darbo. Ir tas atleidimo priežastis yra formaliai gali būti už tai, kad jis paskyrė Peterį Mendelsoną, kas yra didelis įvykis Jungtinėje karalystėje. Peteris Mendelsonas buvęs toks yra slaptasis pilkasis kardinolas, reiškiasi, kuris be kita ko savo gyvenimais yra kaltintas korupcija, jis buvo Blero vyriausybėje, jis kaltintas buvo korupcija visą laiką, bet Kiras Starberis kažkokiu būdu vis tiek sugebėjo jį paskirti, nors labai nekentė visi kairieji, sugebėjo paskirti į ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose postą.
Ir tas bičias, Peteris Mendelsonas nieko kito neveikia, panašu į susirašinėjimą, kaip tik tai skraidė Epštyno salą, draugavo su Epštynu, tarėsi su įvairiais konfidencialiais klausimais. Tiesa, jo merginų išnaudojimo apkaltinti neįmanoma, nes Peteris Mendelsonas yra kitos lytinės orientacijos, bet nepaisant to, visokių nešvarių dalykų Peteris Mendelsonas ten priveikė ir pridirbo. Ir už tai, kad jį paskyrė, prieš tai, kad jam žmonės patarė jo neskirti, įvairūs Kiro Starmerio vyriausybės politikai, už tai, kad jį paskyrė, Anglijoje kilo milžiniška krizė, kuri iš esmės prisiminkime, kad Anglija jau turėjo princą Andrew, kuris buvo geriausias Epštyno draugas. Konfidantas. Beje, SNL turi nuostabų, aš vėl biškai spoilinu bairius, bet tiesiog stebėkite tą laidą. Spoilinu bairius. Tai viena iš laidų buvo apie tai, kaip princas Andrew, būdamas jaunas, prieš 20-30 metų ateina į slaptą tarnybą ir sako, žmogus, sakė, tu toks fainas, toks geras, toks patikimas, sako, taip, sako, tau reikia išgelbėti valstybę. Sako, taip, aš padarysiu viską vardan valstybės, viską, kad mano brolis būtų geras karalius. Sako, kadangi brolis yra nevykėlis, tau reikia būti labai nevykusiu, kad žmonės mylėtų tavo brolį. Dar labiau. Jis pasiėmė tokį failą, sako, tikrai bendrauti su pedofilu? Taip sakė. Ir taip sakė. Gerai, suprantu, sakė, aš pasiaukosiu vardan pasaulio. Nors reikia paminėti, kad karalius Čarlzas puikiai pasirodė. Ta prasme, bet čia dėl to, kad brolis nevykėlis. Taip, iš principo. Ne, šiaip tai, šitą dar aptarkim truputėlį karaliaus kalbą. Karaliaus kalba, žanras, žinomas panašiai. Taip. Tai karalius padarė bairį, kuris yra sunkiai suprantamas. Aišku, Trumpas turi baisę religinę meilę visokiems žmonėms, kurie yra su kokios karūna, pavyzdžiui, arba su titulu. Labai svarbu, bet paaiškėjo dar, kad jis yra tolimas, reiškia, šito karaliaus Čarlio giminaitis. Ir baigiant nukreipimą, reikia pasakyti, kad karaliaus kalba yra puikiai, nuostabiai, jinai yra pasižymiai britiškų humorų, visi amerikiečiai, kiek aš žiūrėjau, kairieji, net ir dešinieji, visi buvo taip, blemba, galima pasirodo ir taip kalbėti. Ten bairius mėtė, stand-upus darė. Netgi kažkoks dėlinius stand-uperis net apžvelgė iš stand-upo pozicijos. Su Zohranu Mamdaniu paskui ten draugavo. Su Trumpu draugavo. Trumpas sakė, na, kadangi karalius labai geras, aš škotiškai viskį, nuimsiu muitą. Sakė karališką gestą, šovė Donaldas. Nebėra muito dabar viskas viskiui, nebėra muito burbonui, viskas dabar vėl susitvarkė ir yra gerai. Tai, žodžiu, ten toks buvo labai, labai fainas dalykas. Jeigu nematėt, pasižiūrėkite, jeigu matėte, aš dar atkreipsiu dėmesį tokį faktą, kad pačioje kalboje jisai pakankamai aiškiai pasakojo, pavyzdžiui, visiems kongresmenams ir klausančiam J.D. Vance'ui bei Michael Johnsonui savo poziciją apie, pavyzdžiui, tokį reiškinį kaip pavyzdžiui, tarkim, valdžios skyrimo principas, teisėjų nepriklausomumas ir įvairius panašas dalykas. Monarchas šnekėjo apie demokratiją. Tai sakė, tokie laikai, kur monarchas reikia. Tai Stuartas sakė, na ką, jis sakė, Čipčiuvas, jo giminaičiai mus čia bandė užgrobti, dabar paleido ir dabar jis atvažiavo mus papasakoti apie demokratiją. Supratau, iki ko dasigyvename, sakė Jonas Stuartas. Tai, žodžiu, tokia istorija su tais monarchais ir kitais dalykais, bendrai paėmus nuotaika yra bloga. Šiandien vyksta rinkimai. Rytoj vyksta rinkimai. Rinkimai vyksta į tik tai savivaldybės. Ir, kaip čia, ne tik tai savivaldybės, bet savivaldybės sistema rinkimų yra pakeista. Jis yra visiškai, absoliučiai, kosmiškai, sunkiai ten vėlsia pakeista rinkimų sistema, sunkiai suprantama. Šiaip ta sistema nebuvo pati lengviausia. Beje, Nigelas Farage'as, reformų partijos lyderis iš šių rinkimų, kol kas nugalėtojas potencialus daugelis ryčių, daugelį vietų. Jis iki šiol sako, kad tą rinkimų sistemą reikia toliau kažkaip kitaip keisti. Šitas bičas. Apkalbėsime apie dar daugiau. Sako, kad reikia keisti, bet reitingai rodo tektoninius pokyčius, kurių nebuvo. Tai įsivaizduokit, 2017 metais 84,5% balsų gavo dvi partijos. Konservatoriai ir leiboristai. Dabar šių rinkimų metu šių partijų bendra suma, aišku, ten savivaldybėse skirtingi bus, čia rinkimai yra nenacionaliniai, jie vis tiek vietiniai, bet jeigu žiūrėtum dabar reitingus, tai leiborių reitingas yra kažkur apie 17%, konservatorių kažkur panašiai, arba kai kur daugiau, kažkur pėda iki 20%, bet tokį patį reitingą kaip ir tos partijos, maždaug tokį patį reitingą turi ir žaliųjų partija ir Nigelas Farage'as, šitas bičas, kurį matome, kai kurie reitingai rodo 21, kai kurie reitingai rodo ir 26% balsų. Kitaip tariant, reformų partija, toksai outfitas, kuris buvo suformuotas iš esmės iš Askalūnų, pabėgus iš konservatorių partijos narių. Šita partija, jinai, kuri giminiuojasi su tokiamis partijomis kaip AfD,
kaip Nacionalinis frontas. Džordžio Meloni čia, aišku, maloni išimtis yra. Bet šitos partijos, kurios giminiuosi su tokiamis jėgomis, šita partija gali būti iš tų rinkimų nugalėtojų. Tai, Jonai, kas nutiko? Šiaip, jo, tai yra šitos partijos ir dar nežinau, ar esate girdėję apie partiją Restore UK, kuri yra antras Fight for freedom. Ne. Carpet bomb the wokeness, ta prasme. Tai čia dar reikia pasakyti tokį dalyką apie Nigelą Faradžą. Nigelas Faradžas yra labai specifinis bičias ir jisai nėra tavo tipiškas AfD arba kitas veikėjas. Nigelas Faradžas yra džentelmeniškas, jis yra įsilavinęs žmogus, jis yra profesionalus provokatorius, kuris visą laiką kėlė bardakus, kai tik tai galėjo tai daryti, per Brexitą, po Brexitą ar panašiai. Ir jis yra iš esmės vis dėlto visų pirma, jis yra, kaip čia pasakyti, jis yra labai britiškas, džentelmeniškas atsakas tai populistiniai daliai. Restore UK ir visa ta kita hebra, visa ten jų kipa ir visa šita šaika išaugus iš jų, ten yra jau tas tikrasis tavo, toksai, kaip čia pasakyti, jo, žinai, kaip čia, Garden Variety populistinis nacionalizmas. Faradžas vis dėlto jisai, pozicionuojasi šiek tiek labiau turbūt į tokią, kaip čia pasakyti, normalesnę politiką. Galima vieną pastebėjimą dar įmest. Aš čia prieš laidą išvadinau jų vietinių žemaitaičių, tu nesutikai. Mano įspūdis apie Faražą yra iš dviejų įvykių jo, kaip sakant, politiniai karjeroj. Vienas buvo laimėjo Brexitą, for all intents and purposes. Pirmas dalykas, ką padarė, dėjo į krūmus. Pirmas dalykas. Antras dalykas buvo, ar žinot, kas su juo konkuravo vietiniai rinkimų apygardoj. Buvo komikas, dėja niekaip neatgaminu vardo, britų komikas, toksai second rateris, paėmė, užsiregistravo savo partiją, surinko visus reikalaujamus 7 asmenis, ar kiek tenai reikėjo, ir paskelbė, kad eis į rinkimus jo apygardoje. Tai Faražas pagimdė turbūt ne tai, kad katę, bet kubinę plytą, suprantate. Šiekit, bet truputėlį, Hebra, aš čia apie Faražą pasakysiu savo nuomonę, praeigizdamas. Aš nenoriu pasakyti, kad man Faražas kaip nors, pavyzdžiui, patinka. Arba jis kažkaip yra mano mėgstamas politikas labai ir panašiai. Aš nenoriu to pasakyti. Aš tik noriu pasakyti, kad reikia lyginti obuolius obuoliais ir kai lygini, pavyzdžiui, Restore UK arba tarkim, kokios nors ten kitus judėjimus, kurie priskiria prie to paties. Faražas yra tipo 5 galvom. Faražas yra toksai, kaip čia pasakyti, jis yra tas pats Tories, tas pats tipiškas Tories konservatorius, kuris visą laiką buvo troublemakeris, visą laiką buvo labai agresyvus, bet kultūrinė prasme, įsilavinimo prasme, matymo prasme, jis vis tiek yra likęs tam pačiame, vadinkime, aukštosios normalios politikos sąmonėje, nepaisant to, kad jis visą gyvenimą darė visokias zlastis, reiškia, ir visokius tenais provokacijas ir panašiai. Jo, taip pat mėgsta Putiną. Nu, žinai, ir čia, man atrodo, diskursas pasibaigė. Taip, mėgsta Putiną, bet ne taip stipriai mėgsta Putiną, kaip visi kiti. Bet tas lygmuo yra, tu mėgsti Putiną. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, aš mėgstu žiūrėti tamsą ir matyti tamsą daug pilkų atspalvių. Mykolai, mes šitą žinom. Tai šitas bičas yra dafiga pilkesnis negu bet kas kitas. Jo, aš noriu paminėti, kad vienas, kol Vytenis Povilas Andriukaitis neišvyko į tarpgalaktinę kelionę savo karjeroje, vienas yra puikus video, kurį verta pasižiūrėti, jis vadinasi The Facepalm Man, kur Vytenis Povilas Andriukaitis sėdi Europos parlamente, kalba Faražas ir Vytenis Povilas Andriukaitis lenda į savo delną. Tai praštai jo kalbos metu, tiesiog jis bando susigrūsti. Tas vaizdas, kurį tu nupiešiai, kai kuriems žmonėms gali būti labai malonus. Mes sugrįšime darbiškai prie Faražo, bet klausimas yra, kas šiuo metu... Kas nutiko UK? UK viena stipriausių pasaulio demokratijų, ever forever. Po antro pasaulinio karo, taip turbūt reikėtų įsivaizduoti, kad Jungtinė karalystė buvo arti gerovės valstybės, kaip mes ją galim įsivaizduoti, ar ne? Industrializacija. National Health Services yra neįtikėtinas konceptas, šiaip, kuris prasidėjo būtent tada. National Health Services yra sveikatos apsaugos sistema. NHS. Taip, NHS. Kuri suteikia nemokamą sveikatos apsaugos apsaugą, kuri rūpinasi gyventojais, reiškia, suteikia jam garantijas, kad jais bus pasirūpinta. Ir tai buvo konceptas, kuris užgimė po antrojo pasaulinio karo Jungtinėje karalystėje. Ir mes turbūt jūs puikiai žinote apie tą divisioną
kaip irgi žmogus gyvenęs, praleidęs, man Jungtinė karalystė yra labai brangi šalis, nes aš ten esu gyvenęs, ta prasme. Andrius irgi... Aš Airijoje gyvenęs, kas yra labai atspindys. Man taip patinka angliškas rokas, labai patiko. Tai kitas dalykas, tas pasidalinimas tarp pietų ir šiaurės, kuris šiuo metu, tai yra viena iš tų problemų, apie kurią galima kalbėti, jis visą laiką buvo labai didelis. Dabar jis yra padidėjęs iki nesuprantamų, čia jeigu mes kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, North-South, tai turbūt čia gali būti kažkas panašaus iš principo, nes, South, pietus, Anglijos pietus, tai yra derlingos žemės, tai yra, ten visą laiką buvo nedaug industrijos, iš principo tai buvo dideli multikultūriniai centrai, Londonas ypatingai. Tuo tarpu šiaurė, tai yra industrinė žemės, tai yra pirmiausia... Birmingemai ir kas tik nenori. Birmingemas, jo, ir visi kiti, Newcastle ir visi kiti nuostabus miestai, kuriuose gyvena pirmiausia, working classes. Tai yra žmonės dirbantis, sunkiai dirbantis savo darbą. Ir jeigu po antro pasaulinio karo industrializacija buvo didelė ir buvo išlaikomi tiek working classas, išlaikomas, tai galėjo užsidirbti normalius pinigus laikui bėgant ir deindustrializuojant Margaret Thatcher valdymo metu, iš principo Britanija šitas dalykas mažėja. Tai čia yra vienas dalykas pasidalinimas tarp šitų ir nežinau, ar jūs esat buvę, bet Londonas yra viena vieta. Taip. Jeigu tu važiuoji į viršų, ten yra kitaip. Ir kitaip yra stipriai. Ta prasme, tai yra juntama. Peterborough. Jo, tai yra juntama. Tai čia yra vienas dalykas. Dabar vėlgi yra galima ten ilgai, Britanija tikrai turėjo labai sėkmingą laiką, bet Margaret Thatcher padarė keletą dalykų. Dėl ko Margaret Thatcher, iš principo, nėra labai mylimas žmogus Didžiojoje Britanijoje. Tai dėl to, kad vienas dalykas yra privatizacija valstybinių kompanijų. Prieš tai labai gerai buvo. Pasižiūrėk, kas 820... Kaip pankroko judėjimas atsirado, pasižiūrim pradžiai, kaip buvo labai gerai viskas iki Margaret Thatcher. Pankroko judėjimas atsirado, kaip buvo liuks, buvo fantastika. Tada atėjo Margaret Thatcher, čia toksai, kaip čia pasakyti, leftistų viešpatėlio, jeigu ne Margaret Thatcher, viskas būtų buvę gerai. Seniai pinigai buvo pasibaigę tuo metu. Kaip leftistinė šlerva. Kaip sakė Margaret Thatcher, eventually you run out of other people's money. Tai tokia buvo atsitikti. Dabar tas atsitinka vėl iš naujo. Aš kaip leftistinė šlerva privalau. Leftistas tu! Privalau. Tai čia mes einam per tą kažkokį istorinį kontekstą, bet kokiu atveju problemos, kurios yra dabar. Istorinis kontekstas, matvažu. Tečeristas, ta prasme, žinai, ding-dong. Faktai yra svarbu. Kaip sako, tiesa yra svarbu, kaip sako. Jeigu norit būti tikri Britai, mėtykit tapkės vienas. Trys problemos, su kurios susiduria Didžioji Britanija dabar, kurios yra gilinamos, kur nėra Margaret Thatcher yra mirusi, kaip mes žinome, ding-dong, bet tai viena problema yra ekonominė neligybė ir skurstantis skursta labiau, turčiai lobsta dar labiau. Kita problema yra NHS, kuris, tai yra National Health Services, tai yra problema, kurią Kieras Starmeris būtent minėjo išspręsęs, bet sekasi jiems sunkiai tvarkyti su juo. NHS problema yra to, kad laukimo laikas nuo to, kai tu užsiregistruoji, pavyzdžiui, pas daktarą iki to, kol tu pas jį patenki, tam buvo pasiekęs pusės metų laukimo. 9 mėnesių. 9 mėnesių. Kaip Lietuvoje procedūros laukti. Jo, bet žinai, mes čia pratę prie šito. O ten žmonės nepratę prie šito. Ir, tai sąlygoja labai daug nepasitenkinimo iš tos pusės, kad tiesiog žmonės negauna privalomų tų sveikatos paslaugų. Ir, aišku, trečias dalykas, ant ko važiuoja mūsų geras draugas ir Mykolo mėgstamas politikas Nigelis Faražas. Mykolo nemėgstamas politikas Faražas. Aš juokauju, Mykolai, savaime suprantam, aš puikiai suprantu, kad tu nemėgsta. Jam tiesiog patinka Margaret Thatcher. Taip, ta prasme, Faražas važiuoja, žinoma, ir daug kas važiuoja ant imigracijos problemos, nes taip, 2023 metais po Brexito imigracija pasiekė neįtikėtiną. Kiek tai, man atrodo, buvo beveik +1 milijonas per metus. Tai yra, ta prasme, net Jungtinės karalystės mastais, tai yra nevaldomas, nesuprantamas kiekis dalyko. Ir vienas iš šitų dalykų, apie ką mes galime kalbėtis dar, Brexitas, jo, čia, Andrius minėjo, Brexitas kaip Brexitas, buvo
Buvo puikiai kompanija su Borisu Johnsonu, su Nigeliu Faražu, daug kitų puikių. Cameronu, žinai, ir visais kitais. Cameronas, aišku, nebuvo pro-Brexitis, tiesiog inicijavo referendumą, bet kokiu atveju. Ką tai padarė, man atrodo, Britanijos tam vadinamui fabrikui, ta prasme, tai, kas yra Britai, problema yra ta, kad jeigu tu dabar nuvyksi į Britaniją, tai žmogus labai dažnai save apibrėžia pagal tą sprendimą, kurį jis priėmė apie 10 metų. Arba pro, arba anti. Taip. Ir tai formuoja tokį neįtikėtiną polarizaciją. Taip, polarizaciją. Nes tu, žinai, tu priėmė, iš principo, tu sakai, aš tada, kai man buvo 25 metai, aš balsavau už arba prieš. Bet turim tai tą matęsis, nes šiaip paprastai žmonės, aš pasakysiu tokį dalyką, pavyzdžiui, rinkimuose, kai tu klausi žmonių, už ką tu balsuosi, sako vienus dalykus, kai vyksta rinkimai ir klausi, už ką tu balsavai, labai stipriai padaugėja žmonių balsavus už nugalėtoją. Labai stipriai padėjo žmonių. Žmonės turi tendenciją, arba sprendimai, kurie buvo nefainiai, jie neprisimenu, kaip balsavo, ir jisai turi tendenciją sakyti, aš turbūt balsavau taip, nes dabar neprisimenu, nes jam nemalonu prisiminti, kaip jis balsavo. Aš galvoju, kad Brexitas bus vienas iš tokių dalykų, nes Brexito pasiekmės akivaizdžiai nėra labai tokios, bet tu tikrai manai, kad taip yra, kad žmonės dalinasi? Aš tai ne tiek apie dalinimąsi, kiek iš principo, taip, pasakyti, už ką tu balsavai nėra ir žmonės, Amerikoje mes matom tą, kad, prie bet kokios šeimos stalo dažniausiai dabar jau yra prieinama let's not talk about politics, ne? Aš jau samokačiau, 10 metų. Taip, bet problema yra, kad, man atrodo, čia yra labiau psichologinis aspektas, kad jeigu tu preziumuoji, kad kitas žmogus, žiūri, senis sėdi traukinio stoty, su kapeliušu, su sietka. Tu preziumuoji, kad jis yra lyderis, ta prasme, kad jis yra, ir tas pasidalinimas, jis yra labiau, man atrodo, ką aš skaičiau ir ką aš šiek tiek mačiau minimaliai, tai yra tai, kad tas pasidalinimas jis yra labiau psichologinis aspektas, o ne tai, kad mes diskutuojame susėdę prie stalo apie Brexito pliusus arba minusus. Žinai? Aš dar norėčiau, prie to pridėti, kad iškart po Brexito, kai valdžia pasakė tiksliai, ką tai reiškia, buvo daugybė tų, kurie sakė, palauk, aš noriu perbalsuoti, man to nesakė. Aš norėjau pasakyti, kad aš stebėjau labai Brexito tyrimus ir kampaniją stebėjau, čia, turbinas iš tų dalykų, kai aš dar Britaniją kažkaip paskutinį kartą labai intensyviai domėjausi, paskui pasidarė nebe taip įdomu. Bet aš stebėjau tą dalyką, tai aš noriu pasakyti, kad šiaip tai stebėtinai maža erozija buvo. Ta prasme, aš visą laiką stebėdavausi, kaip ta polarizacija Amerikoje išlieka tokia stipri ir tokia didelė. Dabar matom čia jinai ten. Bet iš principo, kaip bet kuriuose rinkimuose konservatorius negaus mažiau negu ten 5%, balsų, net ir blogai sekasi, negaus ten arba demokratas, arba kažkas kitas negaus daugiau. Tas skirtumas, kuris Lenkijoje yra apie 10% visą laiką. Ir Brexito prasme, nubaisant to, kad Brexito norėtojų sumažėjo, bet jų vis tiek išliko pakankamai stabilus ir didelis aukštas skaičius. Taip, bet kartu, problema yra labiau ta, kuris yra tas daugelio, ne tai, kad nusivylimas, bet iš principo tai yra tas momentas, kad gerai, jūs sakėt, mes stabdysim imigraciją su Brexitu, ar ne? Imigracija didėja. Taip. Jūs gražinsit pinigus į NHS, čia buvo Faražo pažadas. NHS pagrindinis pažadas, vienas pažadų buvo, kad mes dabar sumokam pinigus Briuseliui, o dabar pinigus dėsime į NHS, NHS taps geresnis. Taip, ir iš principo to nevyksta, ar ne? Ir turbūt pasirinkimas žmogaus, kuris tenai sėdė, yra keletas momentų, ką tu gali pasirinkti. Vienas momentas, tu supranti, kad tau melavo, tu nusivylė iš principo, arba tu supranti, arba tu priemi kitą sprendimą. Jo, būtent. Ta prasme, kitas sprendimas yra, kad žmonės, kurie tai darė, jie tai padarė ne taip. Ne, kažkaip net, aš čia kitaip būčiau iš Brexito išėjęs. Tai čia tas yra baimės. Ir dar kitas dalykas, matai, žmonėms buvo duotas, tas Brexito dalykas, jeigu tai padarėm tą nukreipimą, kas turbūt yra svarbu, nes tai įtakoja tą dalį. Aš skaičiau, aišku, kaip ir visi mes skaitėm 1000 straipsnių apie tos Brexito dalykus. Man gal labiausiai patiko nuomonė apie tai, kad Brexitas pirmas dalykas buvo, sakysim, toksai, kaip čia paskas yra, vis tiek tam tikra prasme imperinis paveldas. Britai nuo pradžios atvažiavę į Briuselį, žiūrėjo, apskritai Britai turi tendenciją, kas yra tekę dirbti su Britais tarptautinėmis organizacijomis, žinome, kad Britai mėgsta būti vadovais tose organizacijos. Jie kalba angliškai, jie moka kalbėti, moka retorikos, kaip įstikino mano dukra, kuri ten nuvažiavus neseniai buvo varžytis pasaulio čempionate debatų. Tik skaičiau, kad lietuvių rinktinė užėmė aukštą vietą. Gerai pavarėm, labai gerai pavarėm. Tai, tai šitas, moka gerai pakalbėti ir Britai šiek tiek iš aukšto žiūri visokius kaimiečius. Taip, tipo, ten, lietuviai tai visai neaišku, bet ten kokie nors, nežinau, vokiečiai, italai, Aš esu buvęs tarptautinės organizacijos pakankamai, aš labai gerai žinau,
kai būna toks, ne visi tikrai, bet yra toks tam tikras anglosakso menedžerio tipažas, kuris turi, aš porą kartų su buvęs su jais ten, paslinksminti, žinai, kaip jie dedant visų, apkalbinėja, pliotkina, reiškia, ir kaip jie ten, žinai, iš šono žiūri, kad, tas maždaug tas maušas iš Suomijos, tai ten jį reikia apeiti tokiu būdu. O tas italas, tai čia kaip visą laiką pasipiktina, bet nieko man. Žodžiu, jie turi tą imperinį mąstymą, daug metų yra labai ilga tradicija vadybos, valstymo, visuomenės valdytos dalykus. Ir Britai laiką žiūrėjo Europos Sąjungą pakankamai iš aukšto, patinka, europiečiai pradėjo daryti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, tenais kažkokius ten tipo sąsajas, kažkokius bevizius režimus. Kitaip tariant, kuo toliau visą tą situaciją, to Britai darėsi ir labai daug Britų politikų jausdami tokį sentimentą iš namų. Čia Borisas Džonsonas yra ryškiausias pavyzdys, bet tikrai ne vienintelis. Jie mėgdavo važiuoti į taip sakant, Briuselį. Ir Briuselėje visai šaipytis ten, rašyti tokias piktus dalykus, tas europiečiai vėl su savo biurokratija užkilino. O tu tai jau labai gerai tvarkaisi. Čia vėl europiečiai vėl daro nesam. Kitaip tariant, tas euroskepticizmas pas buvo toksai, vadinkim, labiau savo pranašumo demonstracija ir prisiminkim, Britai turėjo imperiją, turėjo didelę dalį ir mes kalbam apie metus, kurie buvo turbūt nuo 900 iki 2005, kada iš tikrųjų Britanija turėjo ko pasidžiuoti. Tai buvo pasaulio finansų centras, jis iki šiol beje yra. Čia vienas iš vietų, kurios nepavyko sugadinti. Žinai, tada buvo Margaret Thatcher, dėkui Dievui, išvalė visą šitą šlirvyje, reiškia, šitos profsąjunginės, gerai, aš juokauju irgi. Aš suprantu, tai išlavėsi šlirvyje ir prispaudė komunistus, darbininkus, kad vėl nustotų imti pašalpas be dirbtų, reiškia, sumažino pašalpas, bet labai stipriai. Mano mama kaip tik tuo metu studijavo, stažavosi Amerikoje ir Anglijoje ir atsimenu, kaip tik tais metais buvo sumažėjusios pašalpos ir labai sunkiai reikėjo pragyventi, nes negaudavo pašalpas kaip ir vietinės, net tenais stažuodamas. Kitaip tariant, Anglija turėjo ko didžiuotis ir jinai labai iš aukšto žiūrėjo. Aš atsimenu, pavyzdžiui, kokiam The Economist, kai pradėjau skaityti 2000 metais, pastoviai būdavo kokie straipsniai, kaip europiečiai nieko nesupranta, kaip, pavyzdžiui, vokiečiai durniai nesiskolina, pavyzdžiui, toks labai pastovi tema buvo ekonomistų Britų. Kaip jūs nesuprantate, kaip moderni ekonomika, kaip mes šį viską, žinai, sudylinsim, suprasim, padarysim ir panašiai. Ir tas visas dalykas privedė į to, kad žmonės buvo įtikinti, kad ES iš esmės yra erkė, kuri tik tai, reiškia, čiulpia mūsų kraują. Tie visi vokiečiai, visi kiti idiotai yra absoliučiai mums nereikalingi. Ir, žinai, kita vertus reikia pasakyti, kad ES nedarė to, ko Britai norėjo. Tai labai paradoksalu yra, kad COVID-as ir bazuka ES ir visokie ten dabar ginklavimosi planai, tai yra kažkas, kam Britai ko gero būtų pritarę. Visai realiai. Buvo pradėti daryti po to, kai Britai pasitraukė ir turbūt tai buvo viena iš reakcijų, kad mes turim tapti stipresni, nes iki tol vokiečiai, ypatingai vokiečiai, blokuodavo bet kokius norus daryti kažką daugiau. Ir, žinai, ir faktas yra toksai, kad tas Britų euroskepticizmas buvo kurstomas pačių, vadinkim taip, sisteminių politikų rankomis. Tai ten patys visi konservatoriai ir leiboristai, visi ir mėgdavo parašinėti, pasakyti, žinai, Mendelsonas vos ne, tas mūsų Mendelsonas, kuris buvo taip pat eurokratas tais laikais, tai Mendelsonas vis laikas maždaug sakydavo, bent šitas pasivogė gerai iš tų europiečių. Bent jau gerai pasivogė Mendelsonas, dėl to jis yra fainas. Dėl tos priežasties tas breksitiškumas buvo taip. Ir čia, aišku, nereikia nenuvertinti ne tik tai moralinės, kaip čia pasakyti, ne tik tai tos dalies, kuri yra susijusi su ekonominiam pasiekmėm arba ten imigracijos pasiekmėm ir panašiai. Sveikas Mark Adamai, Haraldai, žinau, kad tu pulsi mane, sakysi, kad mes nieko neišmanom. Vis dėlto reikia dar kitą dalyką sutarti su to, kad mes turim vis dėlto labai didelių tokių idėjinių priežasčių. Tam tikrą prasme, Britanijai išėjus iš Brexito, tai buvo sprendimas atkurti savo imperiją, sandraugą, ten investuosim, čia sandraugą darysim, taip toliau panašiai. Realybėje, kas nutiko? Realybėje atsitiko taip, kad Ameriko tai buvo paskutinis vinis į didžiosios imperijos kraštą, nes Britanija liko viena, kaip čia, nebeauganti, niekam neberūpinti, niekam nebeįdomi. Ir dabar tu turi ten, tarkim, nežinau, kažkas turi Taylor Swift, kažkas turi Karalių Čarlzą, ar ne? Turi kažkokį žvaigždę, kurį gali pasiūsti kažkur pagroti, žinai, ar pakoncertuoti, ar padaryti stand-upą kongrese. Bet iš esmės, jinai tapo visiškai nebeaktuali, ko dabar užsiminėjo čia Twitteryje šitasgi Muskas ir Trumpo visokie rėmėjai, kurie trolino, kas būtų dabar, jeigu būtų Falklandų karas. Kaip jūs sumuštumėm? Taigi Milėjui sakė, Milėjui tiesiogiai rašė, Javierė, tu nenorėtum Falklandų? Ne, tai Javierė pasakė, čia buvo tokia provokacija į Kyros Starmerio paskutinius dalykus dėl Irano, čia buvo toks atsakas buvo. Tai kitaip tariant, Britai prarado savo maudžio, tokį imperinį maudžio, ir tas dalykas, tas imperinio maudžio praradimas, iš tikrųjų Britanija nėra viskas taip blogai, bet bendra nuotaika nėra taip blogai viskas, kaip čia sakoma, yra ten daug tų problemų, bet jis kažkaip tai nėra išskirtinai ypatingai blogai.
Bet iš kitos pusės bendra žmonių nuostata yra, kad viskas yra žiauriai blogai. Jo. Ir taip galvoja visų pagrindinių partijų rinkėjai, skaitant ir tas, kurios yra valdžio, ir tas, kurios yra opozicijoje. Aš dar biškį pratęsiu tavo šito mintį, iš principo dar vienas iš tų dalykų, apie kurį reikia padiskutuoti. Žinai, man atrodo, vėlgi, asmeninė observacija kartu ir šiek tiek pastebėjimas. Paremta tai, ką... Labas, mama. Besiruošdamas šitai konkrečiai laidai pasižiūrėjau. Yra toksai dalykas, kuris yra britiškumas. Ir kaip žmogus supranta save kaip Britą, ne? Kuris visą laiką tą tautinę savimonę, ji buvo be galo stipri Britanijoje, nes mes Britai, žinai, mes turim futbolą, Davidą Beckhamą, mes turim Wembley stadioną, Beatlus. Mes... Arctic Monkeys. Taip, ir yra dalykai, kurie... Mes turim Sunday Roastą, mes turim, žinai, yra krūva dalykų, kurie... Kur niekas nevalgo. Morbitą net. Pavyzdžiui, bet tai yra, žinai, tai yra juokingi dalykai, bet iš principo tai suformuoja kažką, tu iš principo didžiuojasi būdamas tuo, ko esi. Ir šitas identiteto klausimas, kas yra Britas, pagal paskutinius tyrimus jis yra žiauriai sumažėjęs. Žmonės nebesupranta. Tai nereiškia, kad tu turi suvesti tai, kad tu esi, žinai, Britas į marmitą Bet sena, Good Old Britain su berniukas, kurie groja roko muziką, yra tikrai svarbus dalykas labai. Ir skaitai, Britai turėjo labai stiprų identitetą. Ir taip tai susėsė. Aš irgi esu matęs tyrimų, kad žmonės mažiau supranta, kas yra būti Britais. Iš kitos pusės reikia pasakyti dar ir kitą dalyką. Kitas dalykas yra labai paprastas. Britanijoje multikulturalizmas yra, vadinkim taip, labai faina idėja, bet jis nėra suvaldytas. Ne, aš vieną citatą noriu šičia įmest. Jeremis Clarksonas. Taip. Laiks nuo laiko reikia. Jeremis Clarksonas yra pasakęs, sako, tie škotai, kurie kažką išrado ir kažką tai įdomaus padarė, yra aфиgieni Britai, o visi kiti yra avių vagys. Žiūrėk, čia aš nenoriu dabar kilti. Tai čia jų vidinis pabajaravimas apie bet aš noriu pasakyti, žinai, kad faktas yra toksai, ta prasme, kad, žinai, kad Britų imperija, jo suprantam, priimkim pabėgėlių, ten, žinai, yra sikhai, kurie kovoja su, ten daug tų visų ten tokių imperinių dalykų, viskas yra labai faina. Bet paskui, vienu momentu, ten Europos Sąjungoms reikia darbo jėgos, važiuokim skinti braškės, važiuokim mokytis, važiuokim dirbti Peterboro žuvies fabrike, reiškia, dar kažkokius dalykus darykim. Kitaip tariant, buvo pakankamai tas toksai migracijos dalykas, jisai vyko. Kas nutiko po Brexito? Po Brexito imigracija, kaip sakai, padidėjo ir nepadidėjo iš tų, vadinkim, Britų sandraugo šalių. Getai yra kaip ir Vokietijoje, taip ir Britanijoje, yra atsiradusi tikroji didžiulė tikimybė. Ne visi imigrantai integruojasi taip fainai kaip Amerikoje. Ne visi imigrantai priima bandeles ir kitus dalykus. Yra labai didelis kiekis, čia aš nekalbu apie juodos spalvą ar kažką, tai yra labai didelis kiekis kultūrinio atsirūšiavimo. Yra didžiulis, vadinkim, kitokių, įvairiausių rūšių atšaikų musulmonų keliamos grėsmės. Ta prasme, ne grėsmės, bet vadinkim, aš nesakau, kad musulmonų čia kažkaip dėl to, kad tie musulmonai kelia grėsmės, tai jokiais būdais ne apie tai. Bet tiesiog yra žmonės, kurie sunkiau integruojasi, skurdžiau gyvena mažesnėse grupėse ir kaip čia pasakyti, ir tu gali, tarkim, taip laikytis tos pozicijos, kaip laikėsi policija, kuri neskelbė, kas užpuolė, 10 metų neskelbė, kas užpuolė darosi, bet tu supranti puikiai, kad yra nepriklausomų ir nereikia čia būti UKIP-ų ar kažko, arba ten reform, ten kažką tai, suprasti, kad vis dėlto, kaip čia pasakyti, vis dėlto integracija yra ilgas procesas, užtrunka tam tikrą laiką, jis yra susijęs su to, kad dalis gyventojų jaučiasi nesaugiai, nepatenkinti ir tai natūraliai iš kitos pusės kursto jausmus, visi jūs čia tokie, visi jūs varykite kažkur ir panašiai, žinai. Jo, bet matai, tai aš noriu pasakyti, ta įtampa Britanijoje ilgą laiką buvo labai paslėpta ir, tarkim, žinai, nei leiboristai, nei konservatoriai apie tai nekalbėdavo. Konservatoriams, priminsiu, vadovauja kaip čia pasakyti, kaip čia reikėtų sakyti, spalvotojų, tamsiodė moteris labai puikiai tai daro, yra priimama labai britiška, bet faktas yra toksai, kad tai politikai buvo paklausa ir ta paklausa politikai atsirado, ta paklausa politikai naudojasi įvairios organizacijos, kurios yra į dešinę pusę ir aš manau, aš vėlgi sakydamas apie Faražą, aš manau, kad Faražas nėra blogiausias veidas to nacionalizmo, nes to nacionalizmo yra ypatingai
ypatingai šiaurės regionas, yra žymiai daugiau. Jo, žymiai žiauresnio, žymiai baisesnio, kuri yra kaip reakcija. Ir kitas dalykas vėlgi, visi suprato, prieš turbūt 15 metais, aš tas debatus kalbėjau, kad jo, migrantų gavom, biškiai reikia dabar su jais susitvarkyti kažkaip, ar ne, reikėtų kažkaip čia mūsų biškiai dabar apsitvarkyti, turim čia dalykų, žinai, plus dar, kaip čia paskaito metu, dar tie migrantai, kurie buvo, jie didelė dalim buvo tie migrantai, kurie natūraliai kultūriškai buvo jau Britai. Ta prasme, jie buvo Britų imperijos dalyvavę, jiems buvo lengviau integruotis. Tai buvo kaina, kurie Britai mokėjo savo turėtą imperiją ir viso pasaulio valdymą ten šimtus metų. Bet bėda yra ta, kad dabar ta migracija atsirado iš šalių, kurie žmonės mažiau integruojasi, mažiau kalba angliškai, yra tikrai dideli pakankamai getai ir tie dalykai pradeda keisti pačios Britanijos veidą, ne tik tai tokiuose multikultūriniuose centruose kaip Londonas, bet ir pradeda labai giliai iššauti į, kaip čia pasakyti, į kaimus ir į industrinės vietovės ir nedidelius miestelius ir natūralu tada iš to kyla labai didelis pasipriešinimas. Jo, aš sutinku, žinai, ir, truputėlį sutinku iš tam tikros perspektyvos, nes, žinai, ką tu sakai, kad, pavyzdžiui, taip, policija neskelbdavo... Ne, dabar pradėjo, bet čia buvo durniausia politika. Bet iš principo, iš kitos pusės tą lygiai taip pat suginklina, weaponizuoja. Tos partijos, kurios yra labai dažnai sakoma, tai padarė emigrantas, tai nusikaltimas emigrantas, ką mes galiausiai pamatome, kad čia yra cenzūra. Tu cenzūruoji šūdą, žinai, čia Vokietija tas pats. Ir žmonės ilgainiui sužino ir tada atrodo, kad tu cenzūruoji kažką 100 kartų baisiau negu yra, o kitas dalykas, cenzūravimas ir sakymas, žodžiai žaidžia, nesakyk jo tautybės, pavyzdžiui, ne? Žodžiai žaidžia. Taip, žodžiai žaidžia. Ta žmonės kitaip įsivaizduoja, kad visi nusikaltimai yra padaromi tik tai tų žmonių. Visą tai, jeigu policija slepia šitą, ką dar jinai slepia nuo mūsų, ir kitaip tariant, to, kad turėtų normalią diskusiją ir pasakyti, mokėjai, chebra, galbūt mums imigrantų reikia šiek tiek per daug, mes galbūt negalime su jų priimti ir su jais pasirūpinti. Vietoje to, buvo sakoma, viskas fainai, viskas gerai, negirdžiu, nežinau, važiuojam toliau, žinai, ir tada atsiranda situacija, kuri paskui pradeda kelti kolosalias problemas visame pačiame Britanijos audinyje ir tuo pat metu suvaidina reakciją, kuri yra, žinai, kur kas blogesnė negu liga. Jo, ir dar prisiminkim draudimo kultūrą Anglijoje, kuri yra toks gana savotiškas dalykas. Konkrečiai turiu omeny, gerai, ginklai draudžiami, čia Europos možio, kaip sakant, negalima, kur negalima. Ten yra tam tikras automatinis išskyrimas, kad aristokratas gali vaikščioti su lygiavamzdžiu šautuvu, nes jisgi medžioja. Bet ta draudimo kultūra daėjusi iki tokių durnumų, kad tu negali lenktinio peiliuko kišenį nešiotis. Čia aš gal kiek perdedu, bet beveik iki tokio lygio, kad... Perdedim. Ne visai, kolegos. Medžioklės šitas... Ne. Jeigu lenktinis peilis va tokį, kokį aš dabar turiu kišenį... Dabar aš turiu tokį... Andriu, tu esi tikras, kad tas lenktinis peilis tavo, tas 100%. Jis sėdė toksai yra. Ne, nevaizduoju. Kad tas tavo peilis, jisai būtų leidžiamas Lietuvoje. Ir tu gal Lietuvoje visiškai legalus yra. Vis Lietuvoje visiškai legalus. O tas ir yra įdomu, kad Jungtiniai karalystiai techniškai jis yra legalus, bet tai yra priežastis policijai tave sulaikyti, apieškot, įtart kažkuo ir taip toliau. Nes į tai žiūrima iki absoliutaus paranojinio lygio. Andriu, nesivežkis o medžioklinių peilių. Aš nesivežu ten jokių peilių. Čia ne juokai iš tikrųjų. Palauk, neskubėkit, duokit pabaigti. Dalykas yra tas, kad tai priveda prie tokių reikalų, tarkim, jeigu tu esi senienų rinkėjas, kuris ten domisi kardais dar kažko, staiga tu nebegali pervežti savo legalių kitais atžvilgiais antikinių senienų, nes jie staiga pradeda vertinti, kad tai yra iš karto puolamasis ginklas ir taip toliau. Aš nekalbu, kad tu ten gatvėje vaikščiosi prisisegęs kaip husaras kardą. Ne, supakuota, įdėta į bagažinę, ta prasme, saugiai gabenama ir taip toliau. Tai čia yra mažuma žmonių, kuriem tai kliūva. Aš manau, yra labai, aš atsiprašau, labai minimalus kiekis žmonių vežiojasi. Bagažinį. Čia ne apie vežiojasi, čia apie elementariai, aš nusipirkau aukcionę, man Sau tai, jeigu žiūrite, aš turiu peilio. Atsiprašau. Neįsijauskit. Ta prasme, čia kalbam apie tai, kad tu įsigijai daiktą legaliai, tau jo niekas neapsiima pervežti, nes visi bijo, kad neduok dievę patikrins. Pagal įstatymą legalu, pagal tą nusiteikimą vietinį tikrintojų, prie tavęs prisipis dėl tokio dalyko. Yra dar viena nuostabi šalis Jungtiniai karalystiai, vadinasi Velsas.
Ar žinot, dėl ko dabar tenai labiausiai laimi būtent Reform UK partija, su kokiu pažadu ateina? Lyg tai laimės dar Velso partija, bet... Pleitsimbrų laimės. Reform UK dabar manoma, kad Velse irgi turės didelį gabalą, skirtingai negu nežinau, dėl ko. Todėl, kad Velse įvedė netaip seniai papildomą ribojimą greičio iki 20 mylių per valandą, kas yra 36 km per valandą. Karalius mėgsta medžioti tose vietose, žinai. Nežinau, mėgsta ar nemėgsta, bet Velsas garsėjo jau 20 metų savo kelių eismo draudimais, įskaitant ir tokius šposus, kur atvažiuoji prie sankryžos ir tu matai 14 ženklų visokiausių, draudžiančių, nurodančių, kai kurie tekstiniai ir taip toliau. Čia interneto memas jau senas. Ir va tas 20 mylių per valandą greičio apribojimo, gyvenvietėse be abejo, taip toliau, tai yra beveik dvigubai palyginus su kitom dalim. Tai vat vien to užteko pažadėti, kad jau būtų... Bet ne, ten dar didžiausias dalykas dabar apsakė migracijos centrai, ten detention centrai, čia jeigu važiuoti Velso dabartinę dalyką. Bet tu sakai, kad tie draudimai yra, tipo, populiaruos draudinti ir dėl to čia ateina tie. Tai yra politikų būdas dylinti su problema, ta prasme, nužudo kareivį ten stotelėje su mačete juodaodis užkapoja. Buvo toks dalykas, dėja, būtent apie 14 metus, neatsimenu tiksliai, aš dar Airijos gyvenau tuo metu. Ne visi juododžiai yra... Nufilmuota ir paleista į internetus, už tai visi žinojo, kad juodaodis užkapojo su mačete. Mačetė yra kas? Peilis, reiškiasi draudžiam peilius. Ta prasme, nesprendžiam problemą, o draudžiam peilius. Čia Lietuvos būdas yra, bet čia būtų visur tie politikai. Bet Britanijoje kažkaip šitas ypatingai išbujojęs buvo. Bet gal prieikim prie tų pagrindinių problemų, migracijos ir... Tai baigiant šitą dalyką, mes taipogi pakalbėjom apie imigraciją, pakalbėjom ekonominę, tas disparity momentas jis yra dar gilesnis. Gen Z iš principo Didžioji Britanijoje negali įsigyti nekilnojamo turto, tai yra be galo komplikuota. Ir jie turi, man atrodo, tai baisiai brangu. Ir man atrodo, jie turi net pavadinimą, kur sako, gupis, ta prasme, kažkas tokio, jie yra tam tikras žmonės, kurie niekada neįsigys nekilnojamo turto. Tai yra apibrėžimas. Kas yra, žinai, supratimas, kad tu čia gyveni, kažką čia mokaisi, bet iš principo tu nuomosis visą gyvenimą. Čia vadinkime, mes aptarėm dabar tą šiauriečių nusivylimas, kultūriniai mainai ir tas pasipiktinimas dėl kultūros. Gal biškai galima, aš pabaigsiu dabar jau. Tai kultūriniai mainai ir visi kiti dalykai yra vienas aspektas, mes vis tiek nagrinėjom tas priežastis, žinai, šitą. Ir vienas dalykas yra, kitas dalykas yra, tai iš vienos pusės, iš dešinės pusės, vadinkim, spaudžia darbininkai, tas economical disparity ir nežinau, kiek ten Amerikoje, kaip čia, kažkas yra daręs tyrimus, kad tas elasticity tarp pajamų nelygybės Anglijoje yra didesnis, negu kiek žmonės gali prileisti, negu, pavyzdžiui, kitose valstybėse, kur tas pajamų nelygybė matoma yra stipriau, nes ten, žinai, tie dalykai yra matosi. Bet visiškai kita dalis problemos yra tas renteriai, kurie gyvena urbanizuotose teritorijose, kuriuose įsigyti, tipo Londonas, ten, žodžiu, ar kažkokia tenais Bristolis, ar dar kažkas, tai įsigyti ten būstą yra labai sudėtinga. Brangu ir jie visam gyvenimui turi nuomotas. Ir čia iš esmės mes prieinam prie to paties atsako, labai panašaus atsako kaip ir New York'e, kuri dar panaši labai situacija, kur užaugo karta žmonių, kuri neturi generational wealth, neturi paveldimo, jie neturi iš niekur gavę pinigų, jie dirba, tarkim, nežinau, vidurinės klasės freelancerio ar ten, nežinau, programuotojo ar komunikacijos specialisto darbą, gyvena miestėms gyventi patinka ir miestėje nuomojasi ir nuomosis ir dar kartą labiau nuomosis ir iš to atsiranda visokiausių daug klausimų, kurie jiems tarkim, pavyzdžiui, kaip apibrėžti savo santykius su nuomotojais, kas yra New Yorko viena didžiausių dalykų, žinai, ir panašiai. Ir anksčiau tuos žmonės tarsi atstovavo leiborius, bet leiboriai visą laiką tradiciškai turėdavo centristinius vadovus, kurie, kaip Kiras Starmeris, ne visuomet buvo labai sėkmingi, kurie bandydavo derinti ir tuos miesto interesus ir kitus interesus. Ir be Faražo partijos iškilimo mes matom kitą partiją iškilusią iš principo iš niekur, nes leiborių, kai leiboristai laimėjo rinkimus, tai atrodė, kad reiškiasi, kaip čia pasakyti, kai leiboristai laimėjo rinkimus, atrodė, kad kairėje pusėje, kaip sakė sena Britų policijos taisyklė, nėra vietos partijai kairiau negu leiboriai ir nėra vietos dešiniau negu konservatorių. Dešiniau negu konservatorių, kuris laikas akivaizdu, kad vietos yra pakankamai nemažai, lygiai taip pat pasirodo yra vietos ir dešiniau kairiau negu leiboriai, taip pat yra vietos ir ten atsiranda Žaliųjų partija, kuri tik tai 2010 metais pirmas iki patenka į parlamentą, iškovojo jos narė parlamentaro postą.
Persirenka lyderį prieš metus turbūt ar pusantrų, kurio tampa toksai bičias vardu Zakas Polonskis. Zakas Polonskis turi nuostabų dalyką. Tu matėjau fotografiją, aš nesu gyvai matęs, jisai turi tarp dantų tokią skylę. Jaudyti lengvai gali. Tokia, jisai turi pasipasam tam reikale, kažkoks yra gopniko reikalas, kažkoks tos gopniko reikalas ir aš, žinai, iš tikrųjų pasidomėjau šitą, vienas dalykas, jis yra, žinai, jis yra kaip čia, labai laimingai vedęs, arba susitokęs, susidraugavęs gėjus, ar ne? Iš vienos pusės, kita vertus, Zakas Polonskis yra čiūvas, jo vardas buvo kažkoks Davidas, kažkoks ten kitoksai. Jisai pasikeitė tą vardą, nes pasirodo, kad jo tėvai atvažiavę pabėgę iš Europos, jie pasikeitė pavardę, kad nebūtų žydais. Ir kad nebūtų antisemitizmo, kurio Britanijoje visuomet netrūko. Ne tik tai dabar antisemitizmas dažniausiai būna iš kairės Britanijai, ypatingai Britanijai, dešiniai antisemitizmo Britanijoje yra žymiai mažiau likę. Faražas yra staunch supporter of Israel. Reiškiasi, bet iš kitos pusės antisemitizmo ten visą laiką tam tikras kiekis būdavo ir jisai susigrąžino savo senąją vardą Polonskis. Suprask, Polon, čia gal prie mūsų kažkas tai panašiai. Nes šiaip jis atrodo iš pirmo žvilgsnio, man jis iš pirmo žvilgsnio atrodė tikrai kaip toks Lenkas, veidas tikrai yra, kaip čia pasakyti, nesuginčiamai stambios, nesuginčiamai agurkiniai veido bruožai, labai panašus į mūsų tautietį. Ta prasme, jeigu būtų sakytų Lenkas arba lietuvis, sakyčiau, jo, panašus labai tipažas. Pabėgom tiek nėra šito. Tai Zakas Polonskis atvaro, Zakas Polonskis yra populistas, dėjas ant visko, jis yra politikas. Jis labai faina, jis visą gyvenimą užsiminėjo drama ir politika. Jis sakė, aš politiką anksčiau nenorėjau, nes tai buvo nešvarus reikalas, bet štai jau sėdės čia 15 metų. Man Zakas Polonskis ypatingai nepatinka. Jis yra šitas... Ta prasme, pavyzdžiui, aš labai mėgstu žaliuosius labai mėgstu, tai yra daug labai puikių idėjų, žaliuosius labai mėgstu, pavyzdžiui, tarkim, šalyse tokiose kaip Vokietija, kur žalieji yra labai puikiai partija. Zakas Polonskis, jis yra, iš principo, yra Zorano Mamdani toksai europietiška versija. Jisai kalba apie žaliasis idėjas, kurias kalba nedaug. Pagrindinės politinės priežas, politiniai dalykai yra iš esmės, vadinkim, tai, kas patinka Twitteriui, žinai. Jo, bet, žinai, tai Zakas ir iš viso žaliųjų visas šitas reikalas. Yra ten keletas tų, vienas iš jų yra labai stiprus noras grįžti į Europos Sąjungą, ar ne? Kuris yra... Čia, taip. Kitas momentas, kuris... Padėti Ukrainai, bet taipogi kalbama apie branduolinį nusiginklavimą. Padėkime Ukrainai. Tas taikos balandizmas, ta prasme, jis kartais... Jis turi problemą. Kitas dalykas, ten ekonominės, taip, tiesa yra Zakas yra visiškas populistas. Ta prasme, jis yra, jeigu mes turime Faražą vienoje pusėje, iš principo mes turim Zaką kitoje pusėje. Žinai, ar, pavyzdžiui, man atrodo kur kas teisingesnis žmogus su savo požiūriu ir viskuo, ir visaip kaip... Bet, aš nebalsuoju Britanijoje. Matai, Pazaka daug labai minčių yra, kur kas daugiau su temų pritariu, kurią sako žaliųjų partija, negu tai, ką sako Faražas. Ta prasme, ypatingai receptų stadijoje. Tikrai yra daug receptų, bet kita vertus, reikia pasakyti, kad jie suvalgė visą, suvalgė visą tą tokį, kaip čia tokį, bet tokį, vadinkim, tokį, ne tik kad radikalų, bet kaip čia pasakyti, antraštinį tokį leftizmą, visą tokį antraštinis leftizmas, negalima nieko diskriminuoti, nieko nesižiūrėti. Ir iš esmės tai, kaip čia pasakyti, aišku, tai patraukia žmonės, tai duoda aiškiai ryškią poziciją, mes pasakom už ten žmonių pilną teisę apsispręsti, kokios lyties yra, kada tik tai to nori. Mes pasakome... Ne visai daug. Buvo. Self-identification yra vienas didžiausių. Tai yra... Aiva, čia nėra kažkas, kas man ypatingai nervina. Dėl manęs tai aš visiškai absoliučiai, čia nėra mano kažkoks požiūrių klausimas. Aš tik noriu pasakyti, kad tas leftizmas, kurios pas jos yra suvaldytas, labai daug yra tokio antraštinio pobūdžio. Kitaip tariant, yra temos, kurios yra diskutuojamos, jos nebūtinai rinkėjams yra įdomios. Kas yra įdomu, rinkėjams yra ekonominė programa. Daug mokesčių, ypatingai daug mokesčių, kurie užsmaukti turėtų City. City's beje stebėtinai gerai susitvarkė su Brexitu ir kaip tik ekonomistas turėjo praeitą savaitę paskelbęs didelį tyrimą apie tai, kad City's vėl stojasi ant savo kojų ir vėl yra vienas geriausių pasaulio centrų, gal net lenkiantis ir nelenkiantis, bet prilygstantis New Yorkui. Kaip tariant, Britai susitvarkė su tuo visų Brexito išėjimu. Frankfurtas taip ir neatsirado, Europos Sąjunga nesusikūrė savo finansų centro outside of Britain ir panašiai, žinai, tai aišku, dabar reikia apmokestinti, kad jisai pabėgtų, čia toks būtų planas, nes reikia duoti procentą mokestį nuo turto vertės ir tą turto vertės mokestį panaudoti statant žaliasis elektrinės. Tai čia jau, man atrodo, leiboristai užsirovė ant šito dalyko. Tai leiboristai, matai, visą laiką daro panašius dalykus, bet jie yra žymiai nusaikesni
ir ta politika yra žymiai normalesnė. Čia vat ką, jeigu taip dabar nubrėžti visą šitą situaciją, mes turim centrą, tai kairėje šiek tiek yra Leiboro šią sekundą, kurie... Jie yra kairiai, bet kokiu atveju jie privalo keliauti, ir jie bando keliauti į centrizmą. Problema, kadangi, kaip minėjai, Keiras Starmeris yra labai nepopuliarus klausimas, yra kas po to, kas galėtų iš Leiboro asmenų, ir tada jau kyla tokie vardai kaip Edas Milibandas. Žmogus, Blast from the past. Kur daug, jie neturi šiuo metu. Bet Milibandas, jisai nebuvo labai blogas lyderis. Tik tiek, kai jis 20 metų buvo. Jis buvo labai patogus konservatoriams jotent. Mes turim Leiboro čia, mes turim dar toliau Greensus. Kitoje pusėje mes turim konservatorius, kurie kaip ir taip, jie irgi sako... Dar neturim konservatorių. Kemi Badenoch. Aš atviri pasakius, aš dabar esu visiškai Kemi Badenoch. Toj politikoje man labai patinka Kemi Badenoch. Jinai yra pakankamai racionali, euroatlanticistė ir panašiai. Kita vertus, kaip čia pasakyti, bet jinai atsispyrė norui eiti, kuris buvo labai didelis noras konservatoriuose, eiti paskui Faražą ieškoti populistinių balsų. Na, jis įskyrė pakankamai... Tu turi kitą nuomonę. Aš torių negali pakęsti iš principo. Sako, bičias su dropkick verifis vaikščiai. Aš esu indoktrinuotas gyvenimo Britanijoje. South, gyvenau aš matai pietuose. Suprantu, bet Kemi Badenoch yra buvusi verslo ministrė, ūkio ministrė, jinai yra tarptautinė, gimė paprastoje šeimoje, padarė didelę tarptautinę finansinę karjerą, jinai yra tikrai labai, kaip čia pasakyti, tikrai labai puikiai kalbėtoja, aštri labai moteris, ten nuolatos jos esminės problemos būna, kad ne kažką pareikia savo stafą. Nu, tipo, ten buvo stafas kažką nepadarė, Kemi Badenoch apriejo, reiškės, ir kažkur tai pavėgo. Kažkaip pasižymėjo, Kemi Badenoch kaip torių lyderės tą kadenciją pradėjo nuo to, kad neužpildė dokumentų, kurios turėjo užpildyti, kad kažkaip tu pataptum oficialiai. Bet aš turiu, kad Kemi Badenoch yra visai nieko, ir tai, kad toriai kažkaip laikosi, turint omeny reformų partijos tokio augimo, rodo, kad ne tik iš torių tas visi gerai, žiūrėk, Mykolai, aš tau provokacinį klausimą labai turiu. Dabar bus savivaldos rinkimai, kurio vienas dalykas, kur ten turbūt reikia gal daugiau kalbėti apie Škotijos dalykus, nes, žinai, SNP nori važiuoti į Europos į kitą pusę, bet kokiu atveju. Bet klausimas yra toks. 2029 metais vyksta rinkimai parlamento. Jeigu situacija nesikeičia, reformas gali būti, kad laimi kažkokią daugumą, ne? Reformai neužtenka niekaip vietų sudaryti, jie negali būti vieni, ar ne? Kas yra ta partija, kas eina su reformu į koaliciją? Aš tai gal norėčiau pasakyti tokį dalyką, aš manau, kad bent jau tą, ką žiūriu dabar, kaip vyksta retorika, aš manau, kad Kemi Badenoch neis į koaliciją. Manai? Aš tikrai taip manau, čia bus prancūziškas variantas, aš manau, kad jie sudarinės koaliciją kitaip. Aš esu bėgtų tikras ir aš tiesiog ne, tai visiškai akivaizdu ir aš tikrai nemanau, kad, žiūrėkit, aš tai, kad sakiau, kad Faražas yra geresnis už veikėjus, tai to tikrai nereiškia, kad aš šiaip tai manau, kad Faražas yra ten kažkokiu būdu vienaip arba kitaip geras ir aš tikrai nemanau, kad čia yra taip. Aš tik noriu pasakyti, kad kai kuriais atvejais ten yra tikrai blogesnių personažų, ypatingai Britanijoje, kurie tą pyktį šiauriečių išnaudoja žymiai baisiau ir kurie ten tikrai, manau, kad prisimindant, ką žiūrėjote puikų serialą Peaky Blinders. Žinoma, taip. Su nacių, taip sakant, su Mauslio, reiškia, su Mauslio kilimu ir neonacių kilimu. Tai aš manau, kad ten Mauslio pasekėjų, ypatingai šiaurėje, Birmingemas beje, tikrai yra pakankamai didelį... Aš žinot, didžiausia tragedija Britanijos, iš principo, tai, kad jeigu Londonas kažkokiu atveju yra atkertamas ir, nežinau, uždaromas antroji sostinė, yra ne kas kitas su Birmingemas, kur persikelia visa. Puikus miestas Birmingemas, nieko neturim prieš Birmingemą. Gerai, čia, tai dabar baigiant taip, tai mes turim dabar tokį 4 partijų dalį, dar turim per vidurį Lib Demus. Kuri vadinama Participation Trophy partija. Jau ilgą laiką liberaldemokratai. Jie gauna kažką, šiek tiek jie gauna prizą, kad jie dalyvavo rinkimuose ir puikiai pasirodė, medaliuką, ir jie ten ir laikosi. Bet Sarė, pavyzdžiui, dabar gali paimti iš tose rinkimuose. Ne, šiaip Lib Demai yra, vienaikšmiškai mano partija, ta prasme, čia yra, kaip čia pasakyti, čia yra libertarai, žinai, yra liberalai, jie be to Lib Demai visuomet buvo žymiai labiau liberalūs negu Europos liberalai, kurie labai greitai nukrypsdavo į tokią, vadinkim, kairumo pusę, arba ten į marksizmą ar dar kažkur, tai liberalai tikrai Britanijos buvo visą laiką labai pavyzdiniai geri liberalai. Tik bėda ta, kad jie pabuvo koalicijoje su Cameronu.
ir daugiau koalicijoje jie nebebuvo. Ir nebebus, aš labai tikėčiausi, kad jie gaus, bet manau šansų tokių dabar artimiausių metų nėra. Tai dabar klausimas yra toksai, žodžiu, tie rinkimai vyksta, dabar žiūrint panašu, kad reformos surinks labai daug šiaurėje, labai šiaurėje, ten išrinks apie 2000, reiškia, ten jų ten tų visų veikėjų. Turint supratimui, paprastai ten tos kaip čia paskaitos, tos vietinės asamblėjos nebūna labai didelės, kaip ir pas mūsų valdybų tarybos. Savivaldybės realiai tenai yra. Velsas įdomesnis dalykas yra, Velse kaunasi Citplaima, kaip jisai? Plėcimru. Yra įdomi partija iš tos pusės, kad ji yra nacionalistinė kairė, ta prasme, taip turbūt reikėtų pavadinti. Tu mintis tokia, kad mes atvesime jūs į nepriklausomybę. Nacionalistinė ir siekia, kaip SNP yra Škotijoje, taip ir čia. Ir konservatoriai dažniausiai pliekėsi su tom partijom, tai jos eina link kairės, nes jos daugiau suporto. Ir ten labai įdomus dalykas yra, tos partijos vietinės jos surenka, vadinkim, tą balsą, kurį šiaip eina Anglijoje toriams arba konservatoriams, tos partijos būtent surenka tą balsą ir ta visur jų oponentas natūralus būdavo leiboriai. Vis laiką būdavo ir reikia pasakyti, kad Velse leiboristai valdė daug metų. Nuo pat 99 metų, kada suformavo tą nacionalinę asamblėją. Ir lygiai taip pat yra Škotija. Škotijoje SNP, kuri čia leiboristai čia kas nuo karto geriau pasirodydami biškį jos išmuša iš tos vėžių, bet ten toriai neturi visiškai jokių šansų, reformų tais nėra, bet reformų tais irgi nebuvo. Reformų tais taip pat pakankamai stipriai auga ir ten turėsim lygiai taip pat reformų partija keičia leiborius ir dar kartą tai parodo faktą, kad reformų partija, jinai nėra tradicinė konservatorių partija. Dėl tos priežasties, pavyzdžiui, tas, kaip čia pasakyti, kai kas sako, kad torių reitingai yra pasiekę dugną, nes leiboristai panašiai kaip ir koalicijos panašios Trumpo arba FD koalicija, jinai panašiai patinka ir žmonėms, kurie politiško spektro galia yra radikalioji dešiniai, ir žmonėms, kurie politinio spektro galia yra radikalioji kairė, dažniausiai tai būna tiesiog ekonomiškai silpniau gyvenantis, dažnai paprastą darbą dirbantis darbininkai, kurie ieško sprendimų savo ekonominėms problemoms spręsti. Ir aš dar tokį momentą, kad kiek tai dabar situacija yra ta, jo Škotijoje iš principo taip, yra kalba apie referendumą, vėl apie, reiškia, Jungtinės karalystės palikimą, SNP, Škotijos nacionalinė partija, be galo proteguoja, tai yra jų esminis, iš esmės, išviusas, ką jo važiuoja. Na? Visos kitos partijos, jie daugiau mažiau labai atsargiai kalba apie tą temą, nenori eiti už prieš reformas, aišku, yra labai prieš, žinai. Ypač kaip leiborai nusvilo labai smarkiai, kai buvo paskutinis referendumas. Už tai, kad palaikė pas jūs Britų rinkėjai, nuo Anglijos Velso rinkėjai labai smarkiai nubaudė paskui. Tai va, bet dalykas yra toksai, tai sprendžiasi šitie reikalai dabar įdomus momentas, ką turbūt reikia pastebėti, kad šiaip reformo praeitose savivaldos rinkimuose jau jie turėjo išrinktų ir jiem nelabai sekėsi. Ne, kompetencijos lygis yra kaip tipiškoje lietuviškai populistinėje partijoje atsiranda tie visi bičiai, kurie ten, nežinau, tvarkosi reikaliukus, ten dirbdami Seime, pavyzdžiui, arba ten kanos, ten, nežinau, tenais pavogė kažką ir dar kažką paveikė. Tai tenais lygiai tas pats vyksta ir atsiranda kažkokių personažų, kurie ten, nežinau, ten, arba ten Zigailino kažkur, dar kažką darė. Yra ten 19-metis toks žymus tiktoko, reiškia, žvaigždė, kur ten jam labai nesisekė irgi viską daryti tada savivaldoje, žinai. Nu, ir tipo, tai dalykas yra toksai, kad gali būti, žvelgiant į tas tendencijas, kad jo, reformas, aišku, įdomus momentas yra tas, kad labai daug vietų yra ne reformas versus Laboras, o reformas versus Greensai, kurie kovos dėl tos vietos, žinai, nes, mes aiškiai, bet gyvenam tam polarizacijos momentą. Bet jeigu reformas rytoj surenka daug balsų, gali būti, kad tai jam pakenks iki 29 metų rinkimų. Čia yra tokia teorija, kad pralaimėsim, bet tai nieko tokio. Čia iš tikrųjų bus pyro pergalė, draugai. Mes paskui ateisim ir padarysim viską. Žiūrėkit, man taip atrodo, aš nežinau, mano tai diagnozė, nes iš to viso dalyko matant buvo tai, kad yra baisi lyderystės krizė. Žinai, čia tas yra klausimas. Britų politikos konsultantai yra geriausi pasaulyje. Tas ne Britų politikos konsultantai verčia valstybės, daro reikalus, ten visokius dalykus daro ir panašiai. Bet ta šalis yra tiek, ta prasme, tas visas darbas yra tiek nusikonsultavęs, visi tiek dalykų mato, kad žmonės kartais bijo daryti sprendimus ir manau, kad tai yra pasiekmė to paties. Borisas Džonsonas nedarė daug sprendimų, Kiras Starmeris nedarė daug sprendimų, Davidas Cameronas darė sprendimus, sakydamas, tu jums padarysiu dabar referendumų, draugai, kad turėtume kažko, tai jo, toksai va, tipo, žinai. Visa kita. Tai mes dabar turim Kirą Starmerį, kuris nedaro pasak SNL ir panašu, kad taip pat nedaro jokių sprendimų absoliučiai, nes bijo pakelt ragelį, pasakyti kažką tai baisaus ir panašiai. Ten yra puikių dalykų, aš buvau neseniai Britanijoje, tam Auroros konferencijoje, kur
buvo karinių žmonių, kurie mokosi iš Ukrainos, kariuomenės statinėje, dronų fabrikai. Reikia pasakyti, kad Britanija prie Leiborių ir prie konservatorių buvo stipriausias Ukrainos rėmėjas. Borisas Džonsonas iki šiol važinėja, kad ir ką bei sakytum, važinėja ant į fronto liniją kartu su Zelenskiu, nepaisant to, kad neprivalo to daryti. Kiras Starmeris ir naujasis Britų kariuomenės reikalų ministras, buvęs pulkininkas, taip sakant, irgi lygiai taip pat sistemiškai nuosekliai palaiko Ukrainą. Netgi reikia pasakyti, Grinsai palaiko Ukrainą, kas yra keista, ir netgi reikia pasakyti Faražas. Netgi ir tas, jisai kažkaip čia kaip ir nepalaiko, karas ne mūsų, bet iš tikrųjų ne taip. Ir žodžiu, ir netgi jisai sugeba laviruoti, nes jisai supranta, kad ta tema, Ukrainos nepalaikymo tema yra dalykas toksai. Ir šalis yra didelė, įspūdinga, šalyje yra labai daug stiprių, puikių vietų, nors šalis ten, dabar kalbėsim to apie tarptautinius reikalus, bet šaly tikrai yra puikių reikalų, žinai. Bet faktas yra toks, kad aš manau, kad aš rinkčiausi prieš konservatoriai, prieš leiboristus, negu prieš Grinsai, prieš reformą, anytime of a week. Jo, nu taip, tai aš čia, žinai, kaip... Ne, manau, kad mes pasakėme šitoj audringoj diskusijai, kas buvo labai įdomu. Labai keista. Mes pirmą kartą susiginčiam. Pirmą kartą normaliai susiginčiam. Bet tavo tas leftistinė indoktrinacija. Kai tu gyvenai kaip studentas. Aš gyvenau Sarije, savo mažam, nedideliam miestelėje, tu prasme, aš buvau pilnai indoktrinuotas prieš torius. Norėjau to pasakyti, kaip sakė Čerčilis. Jeigu Jonai, būdamas, kaip čia pasakyti, jaunas, tu nebalsavai už leiboristus, tu neturėjai širdies. Dabar pažiūrėsim, ar tu turi protą. Taip. Andriu. Aš esu protingas. Prašau, gerbiamas. Andriu, tu protingas esi. Aš esu protingas ir beširdis. Aš visą laiką palaikiau torius. Gali papasakoti, kas vyksta su tarptautiniais. Britanija, kai išėjo iš Brexito, jie nusprendė, kad o dabar tai mes jau pavarysim. Mūsų Greenfieldas, kaip sakant. Greenfieldas, čia karočią pažiūrės arabai, visokie kiniečiai, duos pinigus, mums dės, mes gyvensim iš tų pinigų, investuosim, viskas bus labai fainai. Ir čia kariuomenės irgi turėsim savo, statysim kariuomenę, sakė Faražas su Borisu Johnsonu. Faražas gal sakė Borisas Johnsonas, šiaip tai jo didysis kumyras buvo Churchillis ir jis labai norėjo būti Churchillis. Jo, knygą parašė. Nelabai paėjo. Bet čia buvo priminantis, Ukrainos atžvilgių reikia pasakyti Churchillis. Tobulai, bet ta prasme jis ten atidirbinėjo principę visus tos pačius mes kausimės We'll fight on the beaches, we'll fight on the landing grounds. Jo. Bėda ta, kad Britanija iš tiesų pražiopsojo kažkiek savo momento sugrįžti į tarptautinę rinką. Ačiū Dievui iš tiesų, kad jie kaip finansinis centras vėl atsigavo, o kodėl finansinis centras, neužmirškim vieno labai svarbaus dalyko. Pasaulyje egzistuoja 11 klasikinių laivybos draudimo kompanijų, jos visos yra Londone. Ir jos net ne kompanijom vadinasi, o ten draugijomis, ten žodžiu, bet ne tik tai draugybė, yra daug labai sričių, kuriuose Londone yra tvarkomas taisyklės, kuriamas reguliacijos, matomi dalykai. Vis dėlto tai yra pasaulio finansų sostinė, draugai, ne paskutinius ten 50 metų, bet paskutinius 500 metų. Gal 300 labiau ten. West Indijos kompanijos įkūrimas, West Indijos kompanija vienu metu turėjo, man regis, kažkas buvo skaičiavęs, turėjo apie pusę pasaulio BVP ar kažkas panašaus. Tai pinigai paprastai sukdavosi. Sukdavosi per tą visą kaip turi būti. Taip, tai dabar principe Britanijai teko dylint, gal pereikim prie Starmerio vyriausybės, aš apie juos dabar daugiau gilinausi. Ką jie turi? Jie turi Ameriką, jie turi Europos Sąjungą kaip po tokią ir Kiniją. Didžiausia apyvarta eina su Europos Sąjunga po senoviai, jeigu sudedi visus kartu, jeigu atskirai išskirstai, tada Amerika. Ir Kinija, kuri tarp kitko net atskirai išskirčius Europos Sąjungos šalis, yra 5-6 vietoj tik tai. Ir Starmeris buvo vienas iš pirmųjų vadovų, kurie taip jau energingai pabandė atstatyti santykius su Kinija, netgi nuvažiavo į Kiniją. Kinai, Xi Jinpingas, kaip sakant, ten su juo už rankos labinosi ir buvo visas draugiškas ir taip toliau. Bet, yra didelis bet. Visų pirma, Honkongo klausimas vis dar kabo, nes Hongkonge visai neseniai ten iki gyvenimo pabaigos nuteisė vietinį aktyvistą, žiniasklaidos magnatą. Aktyvistas, toks labiau, nežinau, labiau koksai Nerijų Numavičių pasodino į kalėjimą, būtent toksai, kuris turėjo daug laikraščių. Ir leido ir skatino spausdinti antikomunistinius dalykus, ar ne?
kas buvo pažadėta, kad Hongkongas bus, kaip sakant, viena šalis dvi tvarkos, kad Hongkongas turės savo atskirą tvarką, bet kai į ten pradėjo bėgti disidentai iš tos kitos šalies dalies, tai labai greitai komunistai atėjo ir sakė, pasislinkit, dabar mes šią tvarką darysim. Ir žmogus buvo pasodintas ten gal ne iki gyvos galvos, bet jam jau 60 ar 70 metų, taip kad realiai iki gyvos galvos. Ir jis yra Britanijos pilietis, UK pilietis, ta prasme jis Hongkonge nemažai vis dar yra žmonių, kurie turi dvigubą pilietybę. Jų labai smarkiai sumažėjo, daug kas išvažiavo būtent į Britaniją gyvent, bet vis dar yra žmonių tokių. Toliau Britanija tikrai ne paskutiniai vietoj buvo keldama į viršų klausimus mažumų, uigūrai, Tibetas. Ta prasme, Britai šį klausimą, jie tikrai outspoken yra, žinai, čia kalbos nėra. Jie tikrai yra, tu gali tikėtis, kad Britai tikrai stovės pasaulyje tos dalykus, kai yra žmogaus teisų pažeidimai. Bent jau tai buvo. Dabar šitam pokalbėje šitie klausimai nebuvo iškelti visai. Taip. Okay. Ta prasme, Starmeris realiai atvažiavo ir atsiklaupė. Darykim biznį. Kinui, davai, darykim biznį. 25 metais Kinai su Anglija padarė savo patį geriausią biznį so far. Ta prasme, importas iš Kinijos dar labiau pakilo, eksportas į Kiniją nukrito. Kas reiškia, kad realiai by the end of the day... Aš dar priminsiu tokią mažą istoriją apie ARM kompaniją. ARM kompanija yra ta chebra, kuri procesorių modeliuotoja. Tai yra kompanija, kuri daro labai aukštos kokybės darbą, kuri sumodeliuoja procesorius, pavyzdžiui, iPhone'o procesorius yra sumodeliuotas ARM. Nesumodeliuoja procesorius, tada procesorius atgamina. Tie procesoriai yra šiek tiek kitokie negu garsieji Nvidios procesoriai, ten skirti visokias dirbtinio intelekto modeliavimui, dalykai, kurie ranina visokius mažus devices, kitus dalykus ir panašiai. ARM kompanija, ją investavo SoftBankas ir ARM kompanija nusprendė turėti savo skyrių Kinijoje. Kadangi Kinijoje skyrius turėti negalima, nes Kinijoje yra daug potencialo mokslinio, panašiai, čia visą tai vyko dar gerokai prieš 10 metų. Kol dar mes visi gražūs. Kol visi taip kaip ir ten kažkas. Prisiminkim, čia tas pats laikas Apple'as susikūrė kinus išmokė gaminti labai aukštos pridėtinės vertės produkciją, kaip rašo knygoje Apple, kurią labai verta visiems paskaityti, Apple in China, kuri turbūt geriausia verslo knyga, kuri labai aiškiai atskleidžia verslo istorijos knyga paskutinių metų. Tai ARMas buvo Britanijos kompanija, kuri gavo SoftBanko investiciją, čia dar, vadinkim, dar buvo prieš tos visus didžiosius valuations, turėjo ten SoftBankas važinėjo Kinijos, taip kalbėjosi ir panašiai. Ir vieną gražią dieną jie norėjo atleisti vadovą, bet vadovo atleisti nėra taip lengva. Kinijoje vadovas nusprendė, kad dabar jisai vadovauja, bet atleisti įmonę turi atleisti tik su valdžios sutikimu, valdžia atleisti jo neleido. Trumpai tariant, ARMas Kinijoje dabar yra ARMas Kinijoje, kuris turi visus duomenis, visus tyrimus ir tiesiog yra ARMas Kinijoje ir ten jokios kompensacijos už tai nebuvo sumokėta, nes akcininkas Kinijoje, kai elgėsi blogai, galima, pavyzdžiui, pataikinti, pašalinti, apriboti jo teisės balsavimo, daryti kitus dalykus. Vadovas lieka ir vadovas sėkmingai toliau stovi ir darosi. Ir ARMui iš esmės buvo pavogta, vadinkim, labai didelis kiekis intelektualinės nusavybės ir panašiai. Tai šitas ARMo keisas, čia būtent susijęs su Britanija yra, nes Britanija neturi labai daug tokių kompanijų kaip ARMas. Jis yra labai pamokantis. Labai pamokantis buvo ir labai, kaip čia pasakyti, labai matomas. Praktiškai nuo jo visos kompanijos po ARMo keiso pradėjo nešti kudašių iš kur tik įmanoma. Čia beje paskutinis keisas tos pačios ryties buvo. Facebookas nusipirko tokią dirbtinio intelekto kompaniją Kinijoje, kuriai šitą, kaip čia pasakyti, kuriai draugas jį nusprendė, kad atvykti... Atiduokit atgal. Kompanija buvo sukurta, inkorporuota Singapūrė, bet kiniečių sukurta, 2 kiniečių sukurta. Tie kiniečiai atvažiavo, tie kiniečiai buvo išsikviesti gauti leidimo į Kiniją. Kinijoje buvo sulaikyti, jiems buvo uždrausta išvykti, nepaisant to, kad yra kompanija sukurta, inkorporuota Singapūrė, ir sakoma, kad mes šitos kompanijos neparduosime. Ir gražinkit. Ir čia yra žiauriai įdomus keisas. Tai šitas, kitaip tariant, Kinai, net jeigu tu esi Kinijos pilietis ir gyveni ne Kinijoje, tau vis tiek gali sakyti labą dieną, kadangi tu esi mūsų pilietis, tai mes dabar tau draudžiam daryti su tavo turtu, ką tu nori, tu turi pas mus grįžti, tu esi mūsų nuosavybė, eik šikti velnio. Tai aš noriu pasakyti, kad tas, kaip čia pasakyti, kinų, britų, tas pasitikėjimo Kinais, turbūt jų naivumų neapkaltinsi, žinai, Britanijoje geriausia laikraštė, Financial Timesas arba išvaldžiausia laikraštė, kaip Financial Timesas arba Ekonomistas, bet iš kitos pusės jie nelabai turi pasirinkimo, nes Kinija, Britanija reikia kažkur surasti būdo kažkaip tai auginti savo ekonomiką ir jeigu negalima grįžti į Europos Sąjungą, ką jie dabar bando daryti, taip lengvinti tokias ten sąlygas, apsikeitimus ir panašius dalykus daryti, tai vadinasi, Kinija lieka paskutinis šansas, ką tu gali nuveikti. Vėlgi su tuo paskutiniu šansu, ta prasme, akivaizdžiai Starmerio vyriausybė tikėjosi kažkokios injekcijos iš Kinijos, jos neįvyko, kadangi ko jiem reikia eksporto.
jiem nereikia papildomo importo, kadangi jie nereeksportuoja nieko. Nėra tavo pigios pridėtinės vertės valstybė, kuri gali užsipirkti, kažką tai ten padaryti ir reeksportuoti kitur. Britanija neturi tokių pajėgumų šiuo metu. Taip, kad jiem reikia literaliai eksporto, jų didžioji dalis eksporto, tarp kitko, neatmetus paslaugas, kas irgi yra finansinės paslaugos, yra ko gero didžiausia dalis pinigų, bet iš prekių, kaip jūs manot, ką daugiausiai parduoda į Kiniją, Britanija? Dviračius. Auksą. Štai. Auksą, platiną, sidabrą. Ta prasme, sekantis punktas iš fizinių prekių yra mažiau negu pusė to, kiek parduoda brangiųjų metalų. Aukso birža kokia nors tenais ir matyti čia biržinė kažkaip. Praktiškai greičiausiai taip. Ta prasme, iš to, ką išskaičiau, kad būtent tai yra, kaip vertės supirkimas, o ne kažkokiu ten juvelyrikos konkrečiai dirbinių. Juvelyrikos dirbiniai irgi keliauja, kadangi Kinija vis dar, tiek Kinija, tiek Amerika, kas yra įdomu, perka angliškus, britiškus daiktus, automobilius, taip toliau, dėl to, kad jie yra prabangos simbolis. Tai dar Kinija perka, bet šitas žiauriai Bentlis, nesvarbu net, kad tai vokiečiam priklauso ar kažkam, bet tai yra prabangos simbolis. Lauk, Jaguaras regis Kinijai priklauso. Ne, Jaguaras Indijai. Indas priklauso Jaguaras. Tata, kaip tenai, indų automobilių gamintojas nusipirko Jaguarą, ten toks gana. Kinams Volvo. Vėlgi, Britam tai buvo toksai slap in the face, kaip turi būt, kadangi, indai visą laiką buvo ten tie, kurie kolonijiniai, o dabar kolonijiniai atvažiuoja. Čia toks dalykas, kai pas Portugaliją atsimenu, ten jie Angolai visą laiką daug turėjo visokių reikalų. Taip. Ir Angolos korumpuotas režimas pradėjo supirkinėti nekilnojamą turtą ir fabrikus pas juos. Tai čia buvo toks labai paskutinis kartas, kada Portugalai. Palaukit, kaip čia dabar? Ką jūs čia veikiate ir panašiai. Ką jūs čia darot? Tai taip, žodžiu, trumpai tariant, rinkimai vyksta, rinkimai parodys, kiek mes esam toli toje poliarizacijoje. Taip. Aš galvoju, ar tu dar realiai įdomi dalis tik tai apie Kiniją. Toliau su Europa tąsymasis toksai, žinai, kaip čia pasakyti, 17 bokso raundas, žinai, kai abudu boksininkai pavargė ir daugiau apsikabinę sėdi, negu kad dabar didžiausi Britų priešai Europos Sąjungoje yra prancūzai, kaip visą laiką buvo. Visą laiką istoriškai buvo ir prancūzai labiausiai nenori tenais santykių artinimo ir prancūzai yra didžiausi priešininkai. Šiaurės šalės kaip visą laiką nori, faktas yra, žinai, vokiečiai tarsi neprieštarautų, bet faktas tas, kad žemynas turi daug daugiau problemų ir dabar tas reintegracija Britanijos nėra prioritetas ir faktas yra toksai, kad, aišku, visi ES nekentėjai ir priešininkai turi pasižiūrėti, kas nutiko su Britanija. Taip, Britanija silpo ir anksčiau. Britanijoje nebuvo viskas gerai, bet Britanijoje bendrai laivas plaukė ir jautėsi Britai iki Brexito jautėsi pakankamai gerai. Brexitas sudavė smūgį, Modžo smūgį, nereikšmingumo smūgį. Ta prasme, Britai dabar turi važiuoti bučiuoti kanopą Kinijai. Kai Britai buvo ES vadovė, jinai ES dalis, ES jinai kartais apsimesdavo ES vadovė. Ir kai nuvažiuodavo Britai su ES užnugariu, čia yra gausybė išverk man upę, reiškia visokių postų, visokiuose liūdnų įrašų ir komentarų, visokiuose ten taimuose ir kitaip, kur sako viešpatė telegrafos ir panašiai, kur viešpatėlių. Anksčiau tai mūsų klausydavo, o dabar net užtrenkė duris ir net nepasikvietė niekur, žinai, jokių rimtą pokalbį nebepasikviečia Starmer ir Johnson ir panašiai. Tai faktas tas, kad Britanijai tas smūgis yra tikrai suduotas labai labai didelis. Tai sudavė tam tikrą tarptautinį verslų smūgį. Anksčiau Britai kaip vadovai ir kaip ekspatai apskritai, pavyzdžiui, Dubajuje yra apie 300 000 Britų buvo, kai aš buvau Dubajuje. Tai prasme, Jungtinėse Arabų Emiratuose. Čia buvo prieš 10, daugiau turbūt, prieš 10 metų, kai aš buvau Dubajuje. Tai labai panašu, kad tenais 20 metų buvau Dubajuje, prieš 20 metų, 7 metais buvau Dubajuje, tada gana intensyviai domėjausi viskuo, tai buvo toksai kiekis tų žmonių, manau, kad dabar jų tenais yra dar daugiau. Britai apskritai eksportuoja savo vadybinės potencialą, darbo jėgą, tarptautinės kompanijos, samdo Britus, kad jie žinotų, kaip Ranenas skirs skirtingus dalykus ir taip toliau. Tas procesas irgi po truputėlį mažėja, nes kokia prasme? O kokie prasme samdyti Britus, reiškia, jeigu tu, žinai, ten, taip sakant, su ChatGPT gali viską įsiversti, tai tas darbo jėgos eksporto, vadinkim, išugdo gerus universitetus, jie sueksportuoja žmonės, tas dalykas irgi po truputėlį traukasi. Aišku, ten yra Britanija, aš tikrai galėčiau šnekėti labai ilgai, ten yra daug visokių dalykų, gal kažkada papasakosiu, ten, kai kalbėsim kokio dirbtinio intelekto vystymosi centrus, ten, pavyzdžiui, yra labai įdomus Ellisono, of all people, finansuojamas projektas, čia to paties, kuris yra nusipirkęs TikToką šiuo metu, finansuojamas projektas, kuris nori sujungti greitaigių traukinių, sujungti Cambridge Oxfordą,
padaryti ten kaip Oxbridge'ą, kaip jie vadina, reiškiasi, ir Londoną, ir ten padaryti tokį Silicio slėniui prilygstantį mokslo technologijų centrą, nes chroniška Britanijos liga yra tai, kad kai Britų kompanijos pasiekia tam tikrą lygį, jos pradeda ieškotis pinigų išorėje ir registruojasi išorėje. Didžiausias pavyzdys yra toksai, kad visas dirbtinis intelektas buvo sukurtas Europoje, Britanijoje, DeepMindas atsirado Oksforde, atsirado iš Oksfordo universitete darytų tyrimų. Bet kai reikėjo laikas jį kompiuterizuoti, Google'as nusipirko už milijardą tą DeepMindą ir iš esmės visa ta technologija, visas mąstymas persikėlė į Silicio slėnį. Ir čia yra puikus pavyzdys, koks yra didelis potencialas iš edukacinės sistemos, iš žmonių, kurios Britanija, patys Britai iš esmės nesugebėjo susikurti nei vienos technologijų industrijos šalies, netgi farmacijoje, kur Britai turi didžiulį privalumą, netgi farmacijoje visos kompanijos, kurios registruojasi, vaistai, kurie registruojasi Britanijoje, ilgainiui vienaip arba kitaip atsiduria Jungtinėse Amerikos valstijose, Bostone arba kažkur tai tose vietose, kur tie vaistai yra gaminami ir Britai nesugeba to kompiuterizuoti, nes tarsi pinigų turi, bet kažkokiu būdu tas finansavimas nėra toksai. Ir tarp Britų startupų beje Revolutas užima labai labai svarbią vietą, kuris be kito ko yra atsidaręs Lietuvoje, dabar gyvenantis Britanijai. Ir, taip sakant, ir pas Britus buvo svarstymų, kad kaip padaryti, kad Revolutas neišsikeltų Ameriką, jeigu ten darys Amerikos rinką ir darys kažką toliau. Tai, žodžiu, tokia yra Britanijos situacija, tikimės, kad jis rinks gerą valdžią, nežinau, gal tu baigiamus statementus apie mano leftizmą galėtum dar pasakyti. Apie mano tą konservatyvumą. Ne, viskas gerai. Mes turėjome, man atrodo, visai vaistingą įdomią diskusiją. Čia nais, kur nesutampa požiūrį ir tai yra normalu ir tai yra įdomu. Ir mes pasirodo galima net ir stipriai nesutarti. Dėl kažko, kas irgi yra fainai. Bet mes viskas turim tik dėl Thatchertų nepatinka. Mes dar nekeliavom, žinai, kur mes ko mes nepalėtam ir ko mes šiandien nepaliesime, tai yra J.K. Rowling diskusijos, kur mes nenuvažiuosim, kas yra neišvengiamas. Čia mes galimai nesutartume. Palikit ramybėj J.K. Rowling. Jeigu kas nors dar norit daugiau apie drugelio efektą, Manusą ir Facebooką, tai šios savaitės rubrikoje apie tai plačiau yra. Skaitykite pas mane Facebook'e. Taip, labai puikus įrašas. Taip pat tu turi Patreon'e, Substacką, ką ten tu turi. Žodžiu, Patreon'ą paremkite rašytoją, šitą duokite man kavos. Taip pat norėjau padėkoti visiems, kad mus žiūrite, laikinate, stebite, piktinatės, primenate, rašykite komentarus, atsiliepimus, klauskite, sakykite, apie ką mes turėtum daugiau pasikalbėti, komentuokite, nežinau, Jono leftizmą, mano, reiškia, mano antimigratimą, mano, kaip čia pasakyti, mano rasizmą, meną ar dar kažką, tai komentuokime barzdas, komentuokime kitus dalykus, laukiam jūsų, žiūrime jūs, dirbame jums. Postinkite mėgstamiausias Nigelio Faražo nuotraukas. Nežinau, laukiam jūsų, stebim jūsų, turėsim ko gero, sezonas mūsų baiginėjai į pabaigą, ne? Turėsim ko gero baigiamąjį renginį, dar pranešim daugiau detalių, galbūt turėsim renginį, galbūt norim padaryti terminalą gyvai. Ir prašom labai... gegužė, Nikolas sako, baigėsi gegužė, mes dar būsime čia, dar dalyvausime. Birželio pradžioje vidury turbūt susidarysim sezoną. Beje, ta proga, jeigu turit minčių, apie ką reikėtų pakalbėti, ką reikėtų panagrinėti, vis tiek dar turbūt nagrinėsim Ameriką, vis tiek nagrinėsim dirbtinį intelektą, ten bilė kas vyksta, yra temos, kurios tiesiog negali šiais laikais apeiti. Gal turėsim porą labiau technologizuotų temų, parašykit, ką norėtumėte išgirsti. Palaikinkit, pasidalinkit, jeigu patiko. Pasitikrinkit, ar subscribe neatsijungia. Tai subscribe, kad neatsijungia. Tai va, ačiū vis labai. Ačiū, kad žiūrit. Iki. Terminalas.